Vytauto vardu vadinama viena gražiausių miesto bažnyčių, menanti auksinius miesto klestėjimo laikus. Tuo metu dvasia atkurta savitoje ir nuotaikingoje šventėje Hanza Kaunas, kuri rengiama Kaune jau keletą metų. Šiemet ji taps visos Hanzos sąjungos pagrindiniu metų renginiu, į kurį suvažiuos tūkstančiai svečių iš visos Europos. Kaune 2011 vyks ne vienas reikšmingas renginys, be jau tradicinių festivalių, kaip pavyzdžiui Pažaislio, džiazo festivaliai, operetės, kaip žinome, 2 pagrindiniai renginiai, tai yra tarptautiniai Europos krepšinio čempionatas ir prieš tai būsiančios per Kauno miesto dienas vyksiančios tarptautinės Hanza dienos. Šią teisę Kaunas išsikovojo prieš gerus 2 dešimtmečius. Jau dabar galim pasakyti, miestai, kurie siekia surengti tarptautinės Hanza dienas, gali to tikėtis tik tai po 2035 metų. Tai jau 20 metų į priekį ta teisė išdalinta. Tai šioje vietoje iš tikrųjų Kaunui laukia labai atsakingos dienos, atsakingas išbandymas. Mes tam, aišku, nemažiau atsakingai rengiamės ir gegužės 19-21 dienomis Kauną tikėtina aplankys ne mažiau kaip 4000 užsienio svečių, dalyvių, kurie pristatys savo miestus, Europos miestus ir tikimės, kad dar ne vieną dešimtis turistų atvyks Kauną aplankyti ir padalyvauti ir dalyvauti pačioje šventėje. Tikrai mielai kviečiam visus dalyvauti ir jau dabar pradėti galvoti ir siūdintis viduramžių rūbus, nes viduramžių laikų dvasia tikrai užvaldys visą Kauną. Ir aš tikiu, kad kadangi šis renginys pakilėtas į aukštesnį lygį, o šio renginio globėja yra mūsų gerbiama prezidentė, tai aš tikiu, kad tikrai ne tik tai Europa, bet ir platesnis pasaulis atkreips dėmesį į šį įvykį.